Kęstučio Kudzmano atskirai pristatinėti nereikia, o ypač vyriausybės kanceliarijai, kurioje jisai praleido produktyviai ir gerai dirbdamas, patardamas tarptautiniais santykiais ir užsienio politikos klausimais. Tai Kęstutis Kudzmanas yra ambasadorius, nepaprastasis ir įgaliotasis nuo 18 metų, 3 kartus ambasadoriavęs Turkijoje, Moldovoje, Azerbaidžane, taip pat yra dirbęs Rusijoje, visa jo karjera užsienio reikalų ministerijoje, taip pat ir su ekonomikos klausimais, rytų klausimais buvo susijusi, o jisai ją darė net 34 metus. Tai yra be galo daug patirties turintis diplomatas, profesionalas, pagal išsilavinimą. Fantastiškas miksas, fizikas ir tarptautininkas, o šalia to dar apdovanotas su labai aiškia priežastimi ir garbingas sausio 13 atminimo medaliu, nes buvo taip pat ir Seimo gynėjas. Taip kad, man atrodo, dar Kęstutis gal kitą žodį vieną